Sveiki draugai, tai ką su jumis ir vėl Remigijus ir naujas video vlogas. Vėl kelionė, vėl 2000 km, miestas Tilburgas. Keliauju į nerealiai didelį džimą. Ten bus tiek street workouto parkas, tad skraidysim nerealiai, tiek didelė treniruoklių zona. Žodžiu, bus awesome. Dėl didesnės motyvacijos ir tikslų važiuojam šios 2000 km. Ką dabar tik atsikėliau, todėl greitai lėkiu į dušą. Po dušo reikia apsikirpti savo plikę. Ir ką, tempsiu lagaminus žinoma, 5 aukšte gyvenu, tai bus ką veikti. Žodžiu, žiūrėkit šį video, pasistengsiu padaryti kuo įdomesnį, tikiuosi jums neprailgs ir visiems gero žiūrėjimo. 5 aukšte gyvenu. Tokius lagaminus dar reikės 8 nutempti. Padarysiu šiandien kojų dieną. Ir dar vienas lagaminas bus už šitą dvigubai didesnį. Bet daiktų reikia, turiu dahuja maikių. Varom toliau. Nu ką va, apsikirpau. Vėl neblogai atrodau. Plikas. Dabar ką, lekiam pasiimt Pauliną ir į mašiną benzino ir trauksim į kelionę. Visokio šlamšto energetinio. 6 šausiu, nes visą naktį nemiegosiu. Negerai, bet taip jau reikia. Nu ką, ir vėl pasiruošęs kelioniai. Viską susiruošiam. Prisipirkom bananų energetinio. Ir ką, dabar sustosiu tik po 500 km, tad lėkiu į kelią ir duok dieve man stiprybės, kad neužmigčiau prie vairo. Olandijai bent nebus tokių bairių, va, kraterių. Važiuoju ir visą mašiną taškos, atrodo, kad ratus pamesi. Jo, ten lygus kelias gražus. Kad čia darbininkai dirba, va. 5 stovi, 1 kasa. Tikiuosi visą laiką toks kelias nebus. Nieką nematyti. Nieką. Nu ką, sustojau Lenkijai. Bytska auga. Laukiu tualete eilė. Ir lėksim toliau kelią. Jau 400 kg įveikta. Nu ką, 500 kg jau įveikta. Nusipirkau kažkokią dešrainį Lenkijai. Tikiuosi bus skanus. Kabanosi, blėt. Yes? Be good? Yes. Yes. Lenkijos tiltas. Visai neblogai gražus, bet kol pradėjo filmuoti Pauliną, jau jis beveik ir baigėsi. Na, finito. Baisiausia kelionė, kokia gali būti. Nesuprantu, žiūrėkite, jungsiu ilgas šviesas. Ahujenai viskas matosi. 5 metrai, karočią. Nieko nesuprantu, karočią. Toks rūkas baisus, kad kosmosas. Miške kažkokiam, karočią. Žiauru, na. Kas čia vyksta? Jau 2 valandas stovi, tai policija, tai greitoji. Čia už Lenkijos biškių, už Varšavos, karočią, kažkokia avarija įvyko, autobusas apsivertė. Tai dabar stovi jau keletą valandų, važiuoju vos tik. Jau baigiu subinę išperst besėdėdamas. Žodžiu, kelionė tai šauni. Bet, kaip sakant, atvyksim, svarbu, noriu greičiau į tą naują sporto salę. Neaišku, kiek dar laiko čia stovėsiu. Davažiavom Vokietijos punktą, kur reikia mokėti pinigus, kad važiuoti, taip sakant, už kelią. Kaip matot, mašinų nemažai, tai ką susimokam ir jau būsim Vokietijai. Žiūrėkit, hebra, ir nesiskuskit, kad Lietuvoje didelės kuro kainos. Dizelis €80, benzas, dizelis dar brangiau, benzas €7. Kosmonautas. Užsipyliau už pidisoką
20 litrų, dar mažiau. Baisu. Dėl benzo noriu grįžti į Lietuvą. Nu ką, atvykau į Olandiją. Va, pro verandą toks vaizdelis. Parkelis. Čia va salonas. Toks paprastas, bet viskas šaunu, va. Va saloniukas. Virtuvė. Tada miegamasis. Va. Nėra iš didžiųjų, bet tikrai lova nebloga ir viskas po pailsėjimui gerai. Ir tada dušo kabina. Tai va tiek, o čia visokie kambariai, tai čia šiaip spintos visokios. Dar net lagaminų nespėjom įsikraut. Tik atvykom ir iš karto jums reportuoju viską, kaip gyvensiu. Pusmetuką. O va, atkeliau į Tilburgą, centrą. Čia vien šopai belia kokie sur aplinkui. Paulina vaina, nes biškelyje su skafandru ant galvos. Varom ieškot, apsipirkt biškelį per parduotuvės. Va čia tai šopas. Kalijanų visokių kokių tik nori spalvų. Rūkyk ir vargo nematyk. Nu ką, tik iš parduotuvės apsipirkau visokių reikiamų dalykų. Ir žodžiu, pasitačiau mašiną prie McDonald'o, ten pasirodo buvo negalima stovėti. Ateinu, jau 2 ekipažai stovi prie mano mašinos, jau galvoju, dabar čia bus. Žodžiu, prieinu, sako, čia negalima statyti mašinos, taip ir toliau. Sakau, nu aš galvoju, čia parkingas, nes parašyta P tipo. Sako, ne, bet čia negalima, čia tik privažiuoja fūros atseit tipo iškrauti. Nu, žodžiu, sako, tiek to tipo, nu, bet angliškai sako, tipo, nu, žodžiu, kad viskas gerai, žiūrėk kitą kartą, taip nepasielk ir viskas. Sako, viso gero. Žodžiu, Lietuvoje tai jau būčiau iškart nubaustas, nežinau kiek. Tai va. Buvo dar vienas įvykis, atsimenu, irgi Rotterdame važinėjau, nu, ten irgi didelis centras miestas. Ir per plytas važinėjau, nes nežinau, kur ten tas centras visaip. Nu, žodžiu, policija seka mane iš galo. Sustoju, prie manęs privažiavo, aš langelį atsidariau, žiūri mane policininkas, sako, drive license you have, ir tipo, ar turi tas, nu, licenciją vairuoti. Sakau, tipo, tu turiu, jo, viskas gerai. Sako, nu, gerai, geros dienos, tik žiūrėk, nevažinėk per plytas. Du žodžiu. Policija čia visai kitokia, žmoniška, supranta, nes aš sakau, nežinau, kur čia, ta prasme, pirmą kartą šitą miestę. Lietuvoje būčiau iškart išbauduotas. Vyksta lenktynės. Lyja, nelyja, Olandai kapoja. O dar vieni. Prie pat ežeriuko gyvenu, tai čia pastoviai sportuoja hebra. Prie pat mano namo yra tokia aikštelė. Labai šviečia saulė, bet čia žodžiu futbolo aikštė didelė. Nežinau, matot, nematot. Va, dabar biškį pavėsį važiuosiu. Va, futbolo aikštelė. Nu va, ir mano namelis. Kaip smagu, kaip gyveni 20 metrų nuo vandens. Su tapkutėm. Šeini. Soliukai va prie pat. Smagu. Gražus oras. Čilinam. Neišprotėkit čia tik tai. Norit batoną? Hop, valgyti. Nu ir svečių čia užturėjau. Zdarovo, pacanas. Ką tu? Duok rūkyt, na. Daviau batoną, tai dabar už durų stovės man. Sargybiniai. Ką tu? Ką vakare? Ko? O, šiandien gražus oras. Mano draugai vaikšto. O, kiek jų čia daug. Reik pacano nenutrenkt kokio. Va, ant gatvės atsipūtęs. Nu, eik. Zdarova! Graži diena šiandien.
Atvariau į Olandiją, į McDonald'ą. Perpildytas žmonių, visokių tautybių, kokių tik nori, pilna. Kosmosas. Čytinimo diena šiandien ir toliau tęsiasi. Dabar pavalgę McDonald'e, dabar praėjo porą valandų, atlėkėm į KFC. Oi, kaip šiandien gera diena, skani diena. Dievinu cheat day. Šiandien čytinimo diena. Čytinimo diena, pirmą užvalgom spurgikę, o tada lėksim į McDonald'ą. O, kokios gražios. Lenkiškos spurgos. Yes? No. Ką? Valgom? Dovydas jau baigė treniruotę, o aš atlėkiau tik į šį nesveiką džimą. Va, Turniko arena. Ir kokio jis didumo. Dovydai, šio, važiuok namo ilsėtis, o aš varau kočiot. Kosmonautas, va čia tai taškysim dabar. Svarbiausia dinamika. Čia dar kita salė, jėgos. Žodžiu, visko labai daug šitoj salėj. Awesome. Trumpai pravesiu ekskursiją pro salę. Čia turnikai, jėgos pratimam. Čia šiek tiek kojom. Tada visi turnikai. Keliaujam toliau. Čia visokie aparatai. Ten kambarėlį vien štangos visokios. O, kiek aparatų visokių. Čia vyrukam. Aparatų tai tikrai daug visokių. Kojom, turnikai. O čia jau grinai jėgos, va, štangos. Štangos, hanteliai. Va, kojom dar visokie. Va. Nerealiai. Taip ir atrodo visas džimas. Ką, baigiu savo video vlogą. Dėkui visiems, kurie žiūrėjo, tikiuosi neprailgo. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie ilgą šį laiką mane palaikėt. Video kelsiu daugiau, kaip visą laiką į savo Instagramą, linką rasite po video. Kelsiu jėgos pratimus, išskirti workoutą, nes dinamikos stengsiuosi nedaryti, nes mano nugarą, žinau, turi problemų. Bet pagrindė sportuosiu salėje, didinti savo apimtis, ruošiuosi nuo artėjančioms varžyboms. Bet viską galėsite sekti mano kelią Instagrame. Taigi, dėkui visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi šis video neprailgo. Prenumeruokite mano kanalą, sekite Instagrame. Iki kito video vlogo, draugai.